temos. Populiarūs šokoladiniai kiaušiniai, kuriuos įprastai Velykoms gyventojai masiškai perka ir dovanoja mažiesiems, Lietuvoje smarkiai brangesni nei kitur Europoje. Štai už didesnį Kinder siurprizą kai kurie prekybos centrai prašė 21 euro, o pritaikė nuolaidą 16 eurų, kai kitose Europos šalyse jo kaina tesiekia 11 eurų. Artėja Velykos ir netrukus lietuviai plūstels į parduotuves pirkti maisto velykiniam gardėsių stalui ruošti. Tačiau veikiausiai nepamirš ir savo mažųjų smaližių. Labiausiai lietuvius nustebino štai šio Kinder Surprise Maxi šokoladinio kiaušinio kaina, kuri kai kuriuose prekybos centruose siekia 21 eurą, o kai kurie jau nuleido kainą iki 16 eurų. Pasipiktinę tokią Kinderio kainą lietuviai nuotraukas ėmė siųsti į kainų palyginimo portalą. Kartu pridėjo ir štai šias nuotraukas, kuriuose matyti, kad Vokietijos Kauflande lygiai toks pats didelis Kinder kiaušinis kainuoja perpus pigiau – 11 eurų. Tiesiog tai yra lietuviška kainodara, nes nuo to 21 euro bus paskelbta didžiulė nuolaida ir netgi su ją, reiškia, ta kaina bus aukštesnė negu kad Kauflande, Vokietijai reguliariai kaina. Kaina Rimi parduotuvė nuleido iki 16 eurų, o štai Maksimos prekybos tinklas tokį Kinder Maxi siūlė nusipirkti už 19 eurų, o dabar kaina nuleido iki 13 su trupučiu. Viskas, kas virš 11 eurų ir su didelė nuolaida, tai yra tiesiog mulkinimas, skamas, fake pricingas. O ką apie šokoladinius kiaušinius už 16 ar 13 eurų mano pirkėjai? Nepirkčiau. Koks pensininko gali būti didelis biudžetas? Per brangu? Man žinokit brangu. Jeigu dvi anūkės ir dar plius tuo ir plius stalą reikia daryti. Tiesiog pagaunam tos emocijos, kad Velykos šventės. Kinderio kaina iki 16 eurų nuleidusio prekybos tinklo Rimi atstovė sako, kad skirtinga nei kitose šalyse prekės kaina nulėmė šalies rinka ir tiekėjai. Kiekviena rinka yra skirtingi visiškai kiti bruožai, kurie būtent ir nulėmė tą kainą. Lietuviai stebisi ir štai šių velykinių lietuviškų želės saldainių su kiškučiais kainomis. Mat skirtingose parduotuvėse kainos stipriai skiriasi. Tame pačiame prekybos tinkle šių saldainių kilogramo kaina iš pradžių krito nuo 9 iki pusės 7 euro, tada iki pusės 4. O kitas prekybos tinklas sufasuotus tuos pačius saldainius siūlė neva tai su nuolaida nusipirkti 150 gramų už 1,40 €, kas yra beveik 10 eurų už kilogramą. Tie, kurie, sakykime, pas kurios buvo fiksuota kaina mažesnė, jie didina, vyksta kažkokie manevrai, žaidimai. O štai ekonomistas Aleksandras Izgorodinas prekybininkų kainodaroje klastos nemato. Esą jiems dirbtinai kelti kainų netgi neapsimokėtų, mat mažmeninė prekyba maisto produktais metų pradžioje smarkiai krito ir tik dabar pamažu pradeda stabilizuotis. Labai nustebčiau, jeigu esant tokiai silpnai mažmeniniai prekybai maisto produktais, prekybininkai tučtuojau pultų kelti kainas, tiesiog šiaip, nes jiems norisi pasipelnyti iš Velykų. Izgorodinas tikina, kad skirtingų produktų kainas skirtingose šalyse lyginti ne visada derėtų. Esą tiekėjai derina kainodarą priklausomai nuo rinkos dydžio. Kuo didesnė rinka, tuo didesnė konkurencija ir tuo mažesnės kainos. Mažesnė rinka, jinai reiškia tam tikrą mažesnį tiekėjų susidomėjimą, tai teoriškai gali lemti ir aukštesnės kainas. Ir nors vasarį metinė infliacija siekia 0,7%, gyventojai parduotuvėse sako jokio kainų mažėjimo nejaučiantys. Tad esą ir besiruošdami Velykoms taupys, ieškos nukainotų prekių arba pirks mažiau. Žudys brangu labai. Pienas, žiūrim akcijų. Jautina iš vis kartais kosminiam kainom. Aš galų pirku, nežinau. Anksčiau tai vištą galima buvo nupirkti. Vištą tai kaip vištą, bet antį tai būtinai buvo. O dabar nebus. Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas sako, kad kainos gali didėti ir dėl karo Izraelyje, mat dėl to brangsta prekių transportavimas. Tų importinių produktų kaina labai stipriai priklauso nuo logistikos. Tad esą tam tikrų prekių kaina kurį laiką išsilaikys nestabili. Tiesa, prekybininkai prieš šventę žada kainų karą. Kiekvieną dieną tikrinsime kitų prekybos tinklų kainas ir jeigu pamatysime, kad kitose prekybos tinkluose jos yra mažesnės negu pas mus, mes jas iškart sumažins. Velykom aktualios prekės, tai yra kiaušiniai, majonezas, bulvės, tuomet kiauliena, cukrus, kava. Anot prekybos tinklų gyventojai Velykoms jau pradėjo ruoštis. Perka dekoracijas stalui, puošnias servetėles, staltiesės, žvakes, beigi negendančias prekes, bakalėją, saldumynus.